Šiandien lankomės kasmetinėme projekte Meno ratas. Tai Klaipėdos universiteto studentų sąjungos rengiamas projektas, kuriuo metu apjungiamos kelios menų rūšys – dizainas, muzika, tapyba bei amatai. Renginio organizatorė Laura Povilaitytė minėjo, kad projektas rengiamas jau 4 metus iš eilės ir norinčių dalyvauti atsiranda vis daugiau. Šiais metais nauja tema, nauji vėjai, tai Meno ratas 2012, pavadinimas Linais auk, linai žiūrėk. Norėjome puoselėti tautiškumą, patį prigimti, būtent pakilti iš senovės, pasiekti senovės šaknis, kai būdavo apdirbamas linas, kai jisai būdavo nešiojamas, kaip jisai būdavo audžiamas, ir tiesiog norėjosi atgaivinti tą tradicijas, tokias įdėkti žmonėm jauniem, kad vis dėlto senoviniai dalykai, jie neišnyko ir jie dar išlieka vis mums ir jie mums labai yra vertingi. Dalyviai buvo nusiteikę linksmai. Jų teigimu, šiemetinė linų tema pasiruošimui nesukėlė didelių problemų. Vieni jaunuoliai dalyvavo pirmą kartą, o kiti jau kelis kartus bandė savo jėgas meno rate. Aš asmeniškai pirmą kartą, tačiau mano atstovybė socialinių mokslų jau 3 kartą, tai mes jau kaip ir senbuviai. Įspūdžiai teigiami, vien tik teigiami, nes vien tas pasiruošimas renginiui ir pats renginys suteikia vien tik puikius jausmus. Svečiai buvo pakilios nuotaikos ir negalėjo komplimentų dalyvaujančioms komandoms. Taip pat minėjo, jog linų tema išties įdomi ir verčianti rimtai pagalvoti, kaip būtų galima nustebinti žiūrovą. Gal iš tikrųjų buvo sudėtinga sugalvoti, kaip pažaboti liną, nes jisai nėra labai lankstus ir reikėjo galvoti kažkokį tokį, norisi kažką ypatingo padaryti. Tai tiesiog mes prie lino pridėjom ir javus. Laimėjusios komandos Kretinos spalvų kalba merginos neslėpė emocijų ir džiaugsmų dalijosi su visais. Tuo tarpu kiti dalyviai su nedideliu liūdėsiu kraustėsi daiktus ir ruošėsi namo. Pirmą kartą dalyvauju, nerealūs įspūdžiai, negaliu. Tai sesė visą laiką atstovaudavo, kartu mes viską kūrėm. Tai man labai patiko iš tikrųjų, nes labai džiaugiuosi, kad pavyko sudalyvauti pačiai asmeniškai, o ne vien savo idėjom. Pagrindinė sąlyga šių metų konkurse Meno ratas buvo ekologiškų ir nekenksmingų sveikatai žaliavų naudojimas. Į tai atsižvelgė renginio komisija, kuri ir nusprendė, kas vertas laimėjusiojo titulo. Dalyvavusios komandos puikiai atspindėjo šio augalo svarbą mūsų kasdienėme gyvenime, o Meno rato šūkis Linais auk, linais žydėk buvo išpildytas.